Labas rytas, chebra. O, nu ką, trečiadienis, priekabą pasikabinom, pasitikrinam, laiko viskas tvarkoj ir ką, važiuojam, pusė 6, važiuojam į Hagan, išsikrauti alkoholį vėl. Kažkaip tais dažnai man dabar tenka tą Hagan išsikraudinėti vektūrą. Nežinau, čia tokiom bangom užeina čia. Būna tai važiuoji į Speirą, pastovi Speirą. Dabar į Hagan. Ir taip tokius bangus, aš nežinau, kas čia yra. Kodėl taip. Nu, yra kaip yra, tai važiuojam. Tai jau šiaip mums gerai. 7 iškrovimas, kaip visą laiką padaro 7. Pirmim būt. Ir mes ką, netemdami gumos lėkiam į tą pakelių į Elnabru, užsuksim pasiimt kavos, kaip visą laiką. Čia nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Šiaip iš vis nieko blogo nėra. Čia ar Hagan važiuosi, ar dar kažkutais. Tai va, mes turim tą Haganą išsikrauti ir paskui jau varysim link Joviko. Ralfasas bus 3 vieta ir bus Bövebru 2 vieta. Ten Korinor firma tokia. Esu buvęs, bet ten senai esu buvęs. Tai jis normaliai, greitai iškrauna viską per šoną. Tai va, nu čia matysim jau eigoje. Tai va, tai ką tada? Važiuojam tada išsikrauti į Haganą, bet važiuojam pasiimti kavos. Ir ką jūs į sveikatą, kavytės, prašom sudėti po laiką. O, čia nieks neišlenda, čia dažnai autobusai išlenda. Skaniai. Jo, nu tai ką, čia pasiėmėm kavytės ir niekas neprašė. Kažkaip tai čia paskutiniu metu iš tos kolonėlės sekas išvažiuoti. Būna toks momentas irgi, kad čia sustoji, važiuoja tų mašinų, važiuoja. O dabar tai ras privažiuoja ir išvažiuoja. Jie yra problema. Tai va. Jo, čia biškiai, nesugėdėjo manęs, bet, tas rašo, kad, tipo, aš dar vis naudoju tas Statoilas. Jo, man kažkaip tas Statoilas pavadinimas kažkaip ir netgi gražiau skamba, ne tas Circle K kažkaip tais, negražiai, bet jau priprantu prie to Circle K, jau rečiau kada panaudoju. Gal čia į kamerą, kaip sakant, būtų tas Statoilas. Bet aš jau priprantu biškį prie to jau Circle K. Tai va, tai reikia daryti iššūkį man, kad nebevadinti Circle K Statoilu. Kad tipo jau pasikeitė pavadinimas ir reikia vadinti, kaip sakant, daiktus tikrais vardais. Tai va, tai bandysiu, kaip sakant, nebeminėti Statoilo. Tikiuosi, išeis. Tai va,
čia dabar nuskambėjo paskutinį sykį, tikiuosi, tas pavadinimas dabar bus Circle K. Jo, nes tas Circle K jau yra naujas pavadinimas, tai šiaip jau netoks jau naujas, šiaip jau, nežinau, kiek jau 5 metai, gal daugiau nei 5 metai, nežinau. Man netgi buvo pradžioj labai keistas tas visas ženklas, tas logotipas kažkaip tais keistai. Man to seno pavadinimo tas logotipas buvo gražiau. Yra kaip yra. Tai va, tai ką? Hebra, laikas, subscribas, užkavytė. Ir važiuojam įsikrauti. Tenais, kaip sakant, nieko nėra, neleidžia viduje dalyvauti, nieko, tenais čia 10 palečių įsikrausim ir paskui varysim toliau. Ir važiuojam čia. Dabar biškai anksčiau atvažiuosim be 5:30, tai mes būsim be 27 panašiai. Tai gerai, prie šlagbaumų dar neįleisi vidų. Tai aš diržus nusiimsiu, pasiruošiu jau, kad reikėtų prie rampos tenais, kaip sakant, tridaliuoti. Tai va, varam išsikrauti. Nu, mes ten tą Haganą, alkoholį išsikrovėm ir čia jau privažinėjom antrą iškrovimą. Överbro. Ar Överbro? Överbro. Överbro. Ai, va čia jau mūsų firmos reklama, Korinor. Čia žinau, kad dešinė, paskui toliau pavažiavus bus į kairę. Ja, Korinor mūsų firma. Ir čia įsikraunam. Čia daug didelių pakių, tokių įsikrauti plokščių. Ir paletas marods kelios yra ar nėra. Kažkaip paletikiai yra marods ir tokios kaip plokštės būtų. Na ir paskui čia netoli, čia yra to Raufoso. Nežinau, čia bus 15 minučių pavažiuoti iki Raufoso. Šiaip jau gavom pakrovimą. Raufose bentelį ir vėl tai buferiai, bumperiai mašinų, tie visi sustiprinimai, tie aliuminiai rėmai. Ai, va, čia ta firma. Jo, Korinor, šičia. Jo, čia. Tai va, čia. Galim iš karto bukį. O, čia viskas nuberta. Čia +8 temperatūra. Čia viskas skiemas nubertas, viskas sutvarkyta, žvyruka yra. Čia tik aplinkui važiuoji ir ten įsikrauti reikia. Prašau. Aš čia buvęs tik tais porą sykių toj firmoj. Lygiai 2 sykius esu buvęs. Čia kaip užvažiuoti, taip labai silpnai nusivalė čia. Bus bairis, kai mes šiandien neiškraunam, reikia įkrauti kitoj vietoj. Gali būti, nes čia netilpsi su tom plausimu, gal čia taip ir iškraus. Nu. O čia sėdi vienas, reikės paklausti. Ar čia iškrauti? Nu, einu žiūrėti. Kiek čia? 6, 7. Ant dokumentų yra 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Nu, įdomiai čia. Įdomiai. Kažkaip nestopimas.
nesuprantu. Nebent ant ta paletė skaitosi prie kažko bendras vienas. Ir tenais, kur šitie, čia šitie irgi man rodo, kad 5, bet čia yra 4, 5, 6, 7 į tą Raufosą. Tai vat nežinau iš tikrųjų kaip čia dabar. Nu, tam Raufose būna skirti klaidinga. Čia yra akmens plokštės, mano čia stalviršis gamina. Čia kaip virtuvinius daro. Čia akmens plokštės. Brangus daiktas. Čia gali būti patikrinti, kad kampai nebūtų daužyti. Čia jos nudrengtas kampas. Tai vat nežinau. Čia. Bet čia viskas tvarkoj. Ten tvarkoj. Labai keistai jis dirba. Gal. Okay. Okay. Labai dirbėte nesaugiai. Tikiuosi nepamesiu. Nu tai po biškį iškrausim. O, kaip šiandien sugalvoju važiuoti prieš eismą. Niekas nevažiuoja prieš eismą. Draugėlė. Gausis tu pilnai atbula. Bet čia nenusivalė normaliai sniego, tai sunku ir išsisukinėti. Tai va, nu ką, išsikrovėm ir reikia lėkti į Raufosą pasikrauti. Atėjusi mesas, čia buvo tipo 12 palečių į Angliją krautis iš Raufoso, iš Bentelerio ir 5 į Vokietiją. Tai atėjo dabar vėl mesas nebe 12, beliko 9 paletis. Tai gal kol davažiuosim visai dings tas krovinys. Tai vat vėl nežinau. Tai vat tai ką. Važiuojam tada išsikrauti į Raufosą ir ten pat pasikrauti. Nu, atvažiavo jau mane pasitikti. Važiuojam į viršų vėl. Čia jau žiūriu, o, sprogsta kačiukai. Jau, sniego dar čia dafiga. Bet saulytė šildu, čia vadovau plus 10 šilumos. O čia tas Raufosas gaunasi biškį viršūnė. Čia dažnai būna labai šalta. Labai šalta. Ir čia jau sprogsta.
ar kuo aukščiau arčiau saulės, kad juokauju. Bet čia tiek tai reikia tam augalui. Marus biški pašilo, jeigu po 10 šilumos, tai čia ir pradeda sprogt staigiai. Tai va čia lekiam į viršų. Išsikraunam, čia staigiai vyksi, net grubiai. Kaip sakant, atvažiuoja tas, sustoja, staigiai karistas atvažiuoja ir tik spėk, kad daryk šoną, jau jie ima lauk, neturi laiko, čia jie darbuojas. Dažniausiu atveju net kameros nein staigiai išsikrauti, nėra laiko. Taip greitai viskas įvyksta, kad pats nesupranti, kaip taip greitai įsikrovėjai. Nu, įdomiai. Čia tenais išsikrovėm 7 vienetai, o ant dokumentų 6 vienetai. Na, aš tą paletį galbūt kartu ten su Ana plokšte. O čia gaunasi irgi 7 vienetai, ant dokumentų 5 vienetai. Ir ne kartai buvę. Opa, čia linguojam biškį. Ne kartą, ypač su namo, dažnai taip būna, kad šiaip realiai čia daugiau yra, nes tos dėžės po vieną ten skaičiuojas 16 dėžių į vieną pakį, o čia 4 pakiai. 3 pakiai po 16 dėžių ir vienas pakis, mačiau, prieki mažiau yra, tai gal 12 dėžių. Nu, tai visai čia būna. Bet rašo pakiais. Kartais būna tas didelis pakis padalintas į 2 mažesnius pakius, tai svarbu, pasirašo gerai. Pats bringas pakrovė. Čia pravažiuojam. Mes su palydėm, mes turim pirmumą. Tai kaip visą laiką, va čia sustoji ir čia išsikrauni. To ir sakys, žinai tą vietą. O, jau jie žino, moroci, mane pažįsta. Net važiuoja šalin. Eina skurnėti. Čia operatyviai čia jie dirba. Tik kai spėjau sustoti, staigiai atlėkė, matyt, turi ką veikti jie. Šiaip gerai, kad taip staigiai kaip pradarbuojasi.
tos dėžės skirtingų biškį dydžių, dėl to tos mėlynos sunkiai lenda, jos yra ilgesnės už tas paprastas, šitas pilkas yra išlindę. Tos mėlynos eina į Vokietiją, buferiai, o į Angliją eina tie prailgintojai buferių. Jie kaip sustiprinti, ne, prailgintojai. Baigta. Pasikrovėm. Ir ką? Sako, varyk link Stokės. Sako, ar spėtum pasikrauti Sandefjorde Foksfėjų? Jam pasakau, nelabai. Tai sako, biškį dar palauk, sako. Paskui dar perskambino, sako, yra vienas pakrovimas į Esgaime. Sako, varyk į Esgaimą. Tenais kažkokia aparatas kažkoks tai, kažkas tokio didelio 4 metrai ilgio, 2,4 aukštis ar 2,4 plotis ir 1,20 m, bus ko gero 1,20 m pločio ir 2,4 aukščio. Aš taip įsivaizduoju. Sako tokį, bet nesunkus, tons 100. Galvoju, staklis ar taip koks nors įrenginys. Tai, sako, tą pakrauti ir paskui reikės iškrauti viską, sako, ko geras tokiai. Tai sakau, gerai, važiuojam. Iš pat pradžių sakau, tas aparatas, sakau, nebus, sakau, sunkus labai. Iš pat pradžių nesakė, kiek jis sveria jisai. Nes, sakau, jeigu, sakau, tu nori, sakau, iškrauti. Sakau, aš tenis esu krovęsis irgi Esgaime. Vieną, sakau, tokį, kurio ar 8 tonas svėrė, sakau, tai jūs, sakau, bringę, sakau, tokio neturėsit kaip iškrauti. Tai paskui patikslina svorį, pasižiūrėjus, sak, ne, sako, toną su biškį. Nes grubiai čia gaunasi, tas Anglijos turi išsikrauti, o tas irgi, ko gero, išsikraus. Jis paskui sakė, išsikraus. Tai va, tai sakau, kad turėtume su ko iškrauti. Tai sako, nėra labai sunkus, tonas 100, tonas 95. Tai kažkas nesunkaus. Ir kai parašė SMS, tai tipo kažkoks į Olandiją, kažkoks įrenginys, tipo reparašūnų, tipo remontui įsiunčia. Tai daug ką esu vežęs, ten būna tie kaušo strėlės, ekskavatorių, būna restauravimui, kažkas irgi siunčia į Olandiją. Paskui matyt parveža, visokiausiai čia būna, daug ką čia veža. Bet įdomiai veža į Olandiją restauruoti, patys nerestauruoja. Tai va, tai ką tada važiuojam tada į Esgaimą pasikrauti ten tą vieną, tą 4 metrų ilgio. Tai va, važiuojam. Nu, biškį užtruko, kol prisibeldžiau čia iki jų. Tai čia
per rampą kraus, bet man reikia per šoną įlipti. Nes čia per juos ten įeiti, batai turi būti apsimaudytas, maišus ant batų, kad tipo higiena čia. Čia kažkoks daržovių skyrius. Tai vat nežinau čia. Dabar laukiam, kol čia man kažką pakraus. Tipo atveš per galą. 4 metrų ilgi, bet... Sako, ar mašina kažkokia? Sakau, nežinau, sakau, mašina, ne mašina. Sakau, man tik tai stolis duota. Jau atvežė. Geras stolį. Be šimį reikia. Op! Bra. Biškai reikia pririšinėti. Čia nesunkus yra, bet yra spec vietos, kur daug kur negalima dėti diržų, kad nesugadinti. Dar čia. Tas aik per viršų, čia galiu dėti diržą. Šiaip čia jau pilnai užtenka. Pradėsi čia diržą. Čia mums iki stokės nereikia važiuoti. Čia problemų nėra. Vat. Va. Tenais už kojų priešau, kad į dešinę kairę nevaikščiotų. Čia per viršų gražiai. Čia sakė galima. Per viršų patį varysi, pjaus, o tai čia gražiai. Ir gerai bus. Čia tyra tono. Gerai yra. Labai gerai. Nu ką, gerbiami draugai, kolegos, kai sako giminės ir artimieji. Nu, šiandien darbai baigti, tokia ta dienelė tokia. Tai va, čia grįžom, viską iškrovėm Bringės tokiai, palikom priekabą terminalę pačioj čia, senajam terminalę vadinamam. Ir viskas, ir važiuojam namo. Kaip sakant, balius baigts. Giminės ir žemėjai pasiliek. Tai vat.
Ir ką, noriu tada padėkoti, kad žiūrėjot. Ir malonu. Laikinkit, komentuokit. Ir ką, lekiam namo. Ir susitiksim sekančiam video. Iki.